Ei, dėdės Karai, atspėkite, kaip nekenčiu atspėjinėti. Aš buvau ant garbės uolos, pamanyk tik tai. Mano tėvelis parodė man visas valdas. Aš valdysiu visą šitą žemę. Na kągi, atleisk man, kad aš neiššokinėjau iš džiaugsmo, matai, man nugarą skauda. Ei, dėdės Karai, kai aš būsiu karaliumi, man padaryti tave galbūt dėdę beždžionę, koks tu keistas. Argi tu nepastebėjai, koks aš keistas? Reiškia, tavo tėtis aprodė tau visą karalystę? Taip. Bet ar jis parodė tau, kas yra už šiaurinės linijos? Ne, jis sakė, kad man ten negalima. Ir jis visiškai teisus. Ta linija gali perėti tik patys narsiausi liūtai. Bet aš esu labai narsus. O kas ten yra? Ne, neprašyk, Simbai, aš negaliu tau pasakoti. Kodėl ne? Simbai, aš tik rūpinuosi savo sūnėno sveikata ir saugumu. O aš tavo vienintelis sūnėnas. Matai, dėl ko aš tave saugau. O dramblių kapinėse labai baisu mažam princui. Kur? O štai ir prasitariau. Bet anksčiau ir vėliau tu vis tiek būtum sužinojęs. Na kągi, labai protinga. Pasielgiam tiesa. Prižadėk man niekada niekur neisi, kur negalima. Be problemų. Tai gerai. O dabar eik pabėgiok ir prisimink. Tai mūsų paslaptis.